Paimkite elastinę gumą. Mes turime su jumis ją užsidėti ant apatinių šonkaulių. Stenkitės netiesiai po krūtinę, bet biškutėlį žemiau. Sukryžiuokite gumą ir truputį ją įtempkite. Nereikia labai stipraus spaudimo, neturi labai stipriai kompresuoti, neturi pečiai pavargti. Mums guma reikalinga tam, kad mes galėtume pajausti, kur turi keliauti mūsų įkvėpimas ir šiek tiek turime sudaryti pasipriešinimą. Štai čia gumytė jūsų švelniai įtempta. Jūs jaučiate, kad guma yra ant apatinių šonkaulių, būtent čia mes su jumis ir kvėpuosime. Bet pasistengkite nukreipti savo įkvėpimą tik į šalis. Įtempkite gumą ir pasistengkite įkvepiant šonkauliais tempti gumytę į šalis. Jūsų krūtinės ląsta platėja, bet pečiai nepakyla, stenkitės į pilvą neįkvėpti. Iškvėpimo metu bandykite šonkauliais bėgti nuo gumos. Nekvėpkite į gumytę ir iškvėpkite. Kvėpuokite per nosį, įkvėpkite, iškvėpkite. Išlaikykite kvėpavimo cikliškumą. 4 sekundžių įkvėpimas, 4 sekundžių iškvėpimas, 2 sekundžių pauzė. Kai darote įkvėpimą, pasistengkite šonkauliais vertis į šalis kaip žuvų žiaunas. Galite įsivaizduoti, kokie skėti. Plečiasi tik jūsų šonai į šalis. Kai darote iškvėpimą, jauskite, kaip iškvėpimas skatina jūsų šonkaulius užsidaryti ir įsitempti, suaktyvėti štai šitoje vietoje po šonkauliais. Aktyvuojasi jūsų šoniniai pilvo raumenys. Jeigu jums laikyti gumytę, sukryžiavus yra nepatogu, jūs galite įtempti gumytę truputį ir tiesiog padaryti tokią kilputę. Ištraukite šiek tiek gumytės gabaliuką ir užfiksuokite viskas. Rišti mazgų nereikia. Pasidėkite rankas ir pabandykite daryti tą patį. Stebėkite, kad kaklas neįsitemptų, o pečiai nekiltų. Labai dažnas atvejis yra, kai moterims yra sunku pajausti kvėpavimą ir norisi arba į pilvą įkvėpti, arba į pečius. Šiam pratimui mes su jumis naudojame tik tai šonkaulius. Pabandykite tą patį pratimą daryti be gumytės, be pasipriešinimo. Kvėpavimas gali būti lengvesnis, gumytė mums gali padėti sudaryti pasipriešinimą, treniruoti kvėpavimo raumenis. Be gumos mes darome tą patį, tiesiog su lengvesniu pasipriešinimu, be pasipriešinimo visai, bet mes galime išgauti ir didesnę amplitudę. Ir jeigu jaučiate spaudimą, sunkumą šonkaulėse, jeigu jaučiate, kaip užspaudžiama yra diafragma, kvėpavimas šonkauliais jums labai pasitarnaus. Pabandykite atpalaiduoti pečius ir pakvėpuokite tiesiog šonkauliais ir stumkite juos į šalis, lyg tempiate kokią liemenėlės gumytę. Galite išlaikyti kvėpavimo cikliškumą 4 sekundės įkvėpimas, 4 sekundės iškvėpimas ir 2 sekundžių pauzę padaryti. Jūs galite taip pat padaryti ir trumpesnį įkvėpimą bei iškvėpimą. Pasistengkite išlaikyti tiesiog įkvėpimą tokiu pat ilgiu, tai yra kiek trunka jūsų įkvėpimas, tiek ir iškvėpimas. Arba iškvėpimą padarykite ilgesnį.